My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Like leaving brain control and I'm straight, yeah. Long sacrifice in the price my life. Living like a fingertip. Sometimes I fall, I slip. Yeah, more friends I need, more like you. Yeah, not to put the fire with the things I like. I'm on an island by my lonesome stranded. Low key and staying candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Finding comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is Fontaine. Spinning in monsoon and grinning this high octane. Explosive how I came. Rolling down the hill. Sveiki visi! Su jumis Ralio žinios. Aš Gabija Šuminaitė bei mano kolega Emilija Rokaitė. Mūsų gimnazijos aktų salėje vyko net tradicinė pamoka su Jazz Studio. Be abejo, edukaciniai dalykai tai yra mokomieji, Aleksandras labai teisingai pasakė, vienyje muzika, profesionali, gera, šilta, gera muzika, geriems žmonėms jinai vienyje, jungia mokinius ir visi jaučia tą dvasią labai naudingą edukacinę prasme. Mūsų gimnazistai su mokytoja Vilija Kičienė vyko į suaugusiųjų švietimo centrą. Ten klausėsi paskaitos apie pabėgėlius. Kas yra įdomiausiai, kad tas, kas vyksta šiandieną, ypatingai tie, kas domisi migracijos procesas, ir aš įsivaizduoju, kad Europos komisija tokių žmonių yra daug, tai nieko nėra naujo. Iš tikrųjų, mums tai atrodo, kad mes susidurėm su kažkokiu tai naujų procesų, bet tai nieko bendro nėra su naujais procesais. Antradienio popietę mūsų gimnazijoje lankėsi studentė piligrimė Ieva Nekrošiūtė, kuri pasidalijo savo įspūdžiais įveikus 800 km kelią Ispanijoje. Aš atvykau jums papasakoti apie savo kelionę, kuri vyko 2015 metais rugpjūtį Švento Jokūbo keliu. Aš apie šį kelią sužinojau iš savo parapijos klebono, kuris taip pat ėjo su kitu kunigu ir dar 2 žygeiviais, kas, taip sakant, paskatino mane labiau domėtis tuo keliu ir išsiklausinėti, kiek galima daugiau informacijos gauti ir pačiai susiruošti, susikraut kuprinę ir išeiti. Greičiausiai sunkiausia buvo žygyje iš jo išvažiuoti. Kitas iššūkis mano yra, kad iki 2020 metų nueiti kitą kelią. Kokį? Jisai būtų šiek tiek ilgesnis, man atrodo gal 200 km ir tai vadintųsi šiaurinis, bet taip pat iš Jokūbo kelių. Vykdant Emocija Plus akciją, mūsų mokyklos bendruomenė susirinko prie arbatos puodelio aptarti mokyklai aktualius klausimus, renginius bei pasidžiaugti mokyklos puikia atmosfera. Praėjo jau visas pusmetis. Įdomu, kaip sekasi mūsų gimnazijos pirmokams. Nelaukdami paklauskime jų, kaipgi jiems sekasi. Mokykla labai patinka, draugiški klasiokai, mokytojai, labai įdomus renginiai. Ir ar džiaugiesi savo pusmečio rezultatais? Džiaugiuosi, mano pusmečio rezultatai ganėtinai neblogi, kai kurių dalykų vidurkis nukrito, kai kurių pakilo. Artėja tradicinė vasaros šventė, kuri jau spėjo užkariauti mūsų gimnazistų širdis. Pasidomėkime, kaip jiems sekėsi. Sekasi ruoštis gerai, kadangi esu pirmokė dalyvausiu pirmą kartą šiais metais šiame tradicinėme ralio renginyje. Ir manau, kaip daugelis labai laukiame su klase, kad galėtumėme parodyti, ką išmokome. Tai sekasi labai puikiai pasiruošti. Labai daug galvojam apie sijonus, sukneles. Ir repetuojam vieną dieną. Netrukus įvyks jubiliejinis mokyklos 100-adienis. Pasiklauskime trečiokų, kaip jiems sekasi ruoštis. Sekasi ruoštis gerai, dirbame grupėse,
Iš tiesų liko ne tiek jau ir daug laiko, todėl iš visų jėgų stengiamės, visgi tai bus jubiliejinės laidos 100-adienis, tai dirbame labai sunkiai ir tikiuosi, kad viskas pavyks. Ketvirtadienį mūsų mokyklos pirmokai vyko į sostinę Vilnių. Sostinėje aplankė Vilniaus universiteto planetariumą, kuriame klausėsi mokomosios paskaitos apie paukščių taką bei kitas galaktikas. Ekskursiją pabaigė jaunimo valstybinėme teatre spektakliu Tamsos žaidimas. Gimnazijoje vyko dorinio ugdymo konferencija Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą. Moksleiviai iš kitų mokyklų, taip pat svečias Gabrielius Klimenka, skaitė pranešimus šią temą. Peržvelkime renginio akimirkas. Aš kalbėjau dviem temom. Tai viena buvo mokslinė fantastika, kaip joje atsiskleidžia įvairūs gamtamoksliniai dalykai, ką jinai duoda visuomeniai. Tai antroji paskaita buvo apie simbolius, bandėm išsiaiškinti, kas yra simbolis, kas yra ženklas, kokios simbolio ypatybės, ką jisai duoda. Ir tiesiog kartu pažindinamės apie šios įdomius dalykus. Nuo sausio 30 dienos iki vasario 6 mūsų mokykloje buvo paskelbtas karantinas. Sugrįžtančių lauksim vasario 6. Su jumis buvo Radio žinios! On the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed.